Labas rytas. Su tramvaju ką tik atvažiavome ten, kur vakar pabaigėme dieną, nes mes ir dieną norim tas pačias vietas pabandyti, o šiandien prasideda mūsų paskutinė pilna diena Vienoje, o rytoj jau namučio. Tai dar turime daug ką pamatyti ir šiandien laukia įspūdingas šviesų šou bažnyčioje, tai būtinai pasidalinsim ir su jumis. Pažiūrėkit, kokie yra perėjų žmogeliukai. Čia nesimato, bet per vidurį, man atrodo, jiem ten širdelė netgi yra padaryta. Ir va, žaliai susikibę kaip eina. Kokia fainė. Matot, diena nieko ypatingo. Eilinė gatvė, vieną kitą vitriną įsižiebus, bet pagrindinis miestas, miesto papuošimai, matot, nieko ypatingo. Koks šaršalynas čia yra diena, nes vėlgi čia yra kalėdinis miestelis, kur mes buvom vakar vakare. Ir kaip ir visos ekskursijos veža čia tiesiai į pagrindinius taškus, žmonių minė, net nesinori niekur eiti gilin, o pažiūrėkite eglutę, tai net neturi jokio nei burbuliuko, nei žvaigždutės, nieks čia per daug neapsikrauna, nepersistengia, nereik nei varžytis nieko, visiems čia viskas taip gražu. Taip atrodo Vienos katedra iš vidaus. Pasimelsim už mūsų šeimą. Čia yra istorinis miesto laikrodis, kuris sujungia du pastatus, matot. Ir kiekvieną valandą ten pro langelius matosi, kaip eina figūrėlės, tarsi savo istoriją pasakodamos. Motyfa. Mums dar kitos valandos pasikeitimo yra šiek tiek laiko, tai mes nelauksim. Kiek jų talai, papuošimai, dekoracijos ant pastatų, tik reikia, žinoma, pasivaikščioti ir truputį galvą pakelti viršų ir galima pamatyti daug autentiškų, gražių tokių elementų. Ir priėjom dar vieną kalėdinį miestelį, čia tokį mažesnį. Pradeda patiekalai ir dekoracijos kartuotis. Čia žiūrėkit, turim Austrijos pasididžiavimą, Vienos, tiksliau net ne Austrijos. O tokie kalėdiniai žaisliukai, čia kitokie. Va taip reikia videoblogus daryti, ne kai mes su telefonu. Rankų darbo sausainukai. Pilna lauką tokį namuose pasidarai, nėra viet, nieko nereikia ir žydi visus metus. Gyvų gėlių, gvazdikų, toksai ir šiek tiek orchidėjų kalėdinis vainikas. Norėčiau ir aš tokią. Aivarai, gal tokių šviesų dekoracijų ir pas mus namuose reikėtų? Šventiniam laikotarpiu be problemų tokių padarytų mane. Nužiūrėjau viskas. Ir dar lubų dekoracijas tokias parsiveškim namo. Tunelis po tunelio ir viskas kaip sužaidžia su šviesom ir tą jaukumą sudaro. Čia matot yra ir parduotuvių, ir kavinukių pagal visų poreikius. Žinoma, įvariukui reikia viską įamžinti. Štai ir mes. Kadangi turim labai nebedaug laiko iki mūsų šviesų pasirodymo, tai aš greit užkasiu va čia tokia antienos salotos tiesiog. Turėjom bažnyčią, kurioje vyks mūsų šviesų šou. Bet tik nematom, kur yra įėjimas, nes kol kas niekur nesimato nei žmonės, kad eitų. Gal dar šiek tiek per anksti atėjom. Einam aplink ratų ir ieškom to įėjimo. Atradome eglučių, galvojom visai neblogai būtų į mum kokią vieną, nes kaip tik grįžus reikės puoštis namus. Bet turbūt tiesiog čia pajokavom, gal nelabai juokinga. Panašu, kad atradom įėjimą, kur žmonės būriuojasi ir mes tenai atėjom. Einam į vidų, ieškoti savo vietos. O tuoj einam parodysim mūsų 7 eilę. Sėdėsim. Ir atradom savo vietas, parodė, kaip mes pačiam priekį praktiškai sėdėm.
Laukiam pradžios, tai kol laukiam dar vaikštom visur, fiksuojam viską. Eivariukas viens pats sėdi. Mūsų kaimynai kažkur išėjo pasifotografuoti. Bet kiek suprantu, tai čia pilna salė bus. Čia ne salė iš tikrųjų, čia bažnyčia. Kiek žmonių jau laukia. Pasirodymo mes ir patys tik iš interneto įsivaizduojam, kas čia gali būti. Net nebėjau, kad gyvai vis tiek tas vaizdas yra kitoks negu per video. Labai įspūdingas pasirodymas, bet ir labai sušalom. O dabar atvarėm į Starbucksą kavytės, nes reik biškėlį atgauti energijos dar. Aivaro tradicinė juoda, o mano to fifi, žodžiu, latte. Bet čia vidutinio dydžio mes paėmėm. O, žiūrėk, per vieną aš matus, per kitą tu. Atsisėdom, kad sušiltumėm, nes laukia iš tikrųjų labai žvarbu, toj bažnyčiai labai sušalom. Tai dabar sušėlė, dar liko net ne vienas kalėdinis miestelis, kurį turim spėti aplankyti. Bet iš tikrųjų dar valandų nėra daug, o tik tai 6. Tai dar turim laiko. Atsiemu visus žodžius, kada sakiau, kad priėjom didžiausią miestelį, nes priėjom jį dabar tik tai. Čia matot, kiekvienas medelis atskirai papuoštas. 2 aukštų karuselė jau matosi iš toli. Įėjimas kosminio dydžio, pažiūrėkit, žmonių srautas kokio didumo. Nu, žinoma, ir mes ten pateisim. Čia savo ir pramogų, ir pirkinių, ką tik norit, visko galite atrasti. Nors šiaip mane žiauriai erzina žmonių didelę masę, tai aš ilgai net nenoriu užsibūti, bet vis tiek noris viską apžiūrėti. Širdžių medis, visas apkabinėtas širdelėm. Ant video šį kartą tikrai nesimato taip gražiai kaip realybėj. Eisim dar ir prie to velnio rato, bet jis nesisuka kol kas. Aivaras užėmės vietą eilutėj, nes labai norim nusifotografuoti prie širdelių ir mes. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on. Migruojam su Aivariuku po vienos galo iki kito. Tai dabar iš vienos mugės varom į kitą, kur mažesnės eilės, kad pavalgyt kokių ten tų mugės skanumynų galėtumėm. Kažkoks garsenybių kortežas ką tik pravažiavo, nes čia buvo uždarytas ir eismas. Ten iš to pastato čia kažkas išėjo svarbaus. Bet mes taip ir nesupratom nieko. Laukiam tradicinio austriško patiekalo, tai čia yra tiesiog blynas toksai va, ne vientisas blynas, jis kažkoks sukapuotas ir su slyvo uogiene. Galima su razinom ir be, aš pasiėmiau be, nes tiesiog razinų nemėgstu. Ragaujam, minkštutėlis, atšalęs, lievai žiauriai. Kainavo beveik 12 eurų. Lievai. Aivaro jau čiburėkiukas gaminamas. Lauksiu šipsenėlę. Mano jau patiekal suvalgys, bet taip sakyčiau, biški nusivylus esu. Aivariuks jau viskas savo gavo, einam valgyt, kol neatvėsa. Atrodo, tai šiaip nemažas. Prašom vertinimą. Mėsa vers 12 eurų. Norėtus pigiau. Ir dar vienas Winter Market, bet mums labiausiai, aišku, domina šitas velnio ratas. Norim jo pakilti, pasižvalgyti viską iš viršaus. Bus mums 8. kalėdinis miestelis. Paskutinė vieta, į kurią planavom atvykti. Kažkaip ieškom, kaip į šitą velnio ratą būtų galima patekti. Karuselės mūsų nedomina, bet jeigu spėsim, dar apeisim pažiūrėti, ko čia daugiau yra. Vienas bilietėlis kainavo 14,50. Ieškom, kaip patekti. Einam pagal rodiklės. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow Palengva kylame mes tuo ratuku į viršų. Dar kitas račiukas matosi priekį, mažesnis. Viskas palengva jau
pradeda matytis iš viršaus, bet dar tikrai esam ne pačioj viršūnėje. Jau esam aukščiausiam taške, baisu net telefoną iškišti pro langelį, kad nepamesti jo. Čia iš visų pusių viskas dabar blizga. Žiūrim, kas čia matas. Va, šitaip. Apsisukam, jau pradedam leistis palengva į apačią. Nesimato net apačios. Galim pamatyti nebent tik dar kartą tą patį šviesų žaismą. Iš visų pusių noris gražėtis. O čia jau matos apačioje ir tas miestelis. Nu ką, sukamės į šoną ir vėl viskas iš pradžių. Ir dabar viską matome jau iš apačios. Ir va tas ratas stovi kol kas. Kažką matyt priminėja. Einam pakalbinti kasininkę. Na. Na, supratau, man bilietų neparduos, sakė, aš pats įrinkis čia. A, taip, einu, žiūriu, uošvė nestovi. Tai ką tu? O, uošvė šalia. Arvarai, visa šeimyna. Dar vienas velnio ratas, bet į šitą jau nebekilsim, užteks. Jis dabar kol kas stovi, tai gal jis net nebeveikia, nes jau čia iš tikrųjų darbo valandas eina į pabaigą. Čia kai kurie atrakcionai iš viso net neveikia, galvom, gal jau nebe sezonas, tiesiog vasarą jie labiau gal veikiantis. O kur mano velnės filmuoja viską įdams iš paskos. Aivarui labai patinka visi tie atrakcionai, tos iliustracijos tokios. Iš čia viską fotkin, viską filmuoja, kai mažiuks mano. Lipam jau į savo metro ir vyksime namo. Šiandien nuotykiai baigti. Baigiam pareiti į savo kambariuką, tai sakom labanaktis iš karto. O, čia tas pats cigarečių kioskelis, kur pirmą dieną ėjo. Tai šiandien labanaktis, o rytoj jau vyksim namo, bet dar, kadangi turėsim kokias 4 valandas po išsiregistravimo iš kambario iki oro uosto, tai dar planuojam porą gatvių aplankyti. Taip kad tikimės kažką ir rytoj galėsim parodyti.